Gerdien, Hebrel. Nu, vėl varom. Susirinkot visi. Tęsėme laidą. Ištraukiau amerikonišką įkroviklį pakrauti akumuliatoriam. Nu, tipo tap. Bet aš išsivesiu pliusą, kad būtų laukia, kaip įves laiką. Nereikia, nu. Nu, jau išardžiau, jau pritvirtinau, jau įspėjau sugadinti rankinėlį. Palauk, reikia iškart blogų dalykų pradėti. Nulūžo. Norėjau pašildyti, palenkti, prisiminti, ką prieit siekti, kad sutrės pirštas stabda ir užsikabent. Čia palinkiau, o čia nulūžo. Ne originalas ir, saprant, pigesnis pirkau. Va tai tau. Bet niek, čia bišk suvirins ir bus toks, kad užsikabintų bišk pirštą. Šiaip draudžiama taip daryti, tai nedaryk geriau. Geriau jau kinietiškas, kur raitos visiems, kur jiem atsireit ir nepaspaudė stabdį. Toliau galvojau, reikia jums parodyti. Tai paprasta neišės, reiks vis tiek nuodugnę rodyti jums, ko reikia daryti, kad Norfos šlifuoklis šlifuotų bišk geriau. Filtras, oro filtras, kad daugiau paimtų oro. Atminkit vieną dalyką. Orą variklis daugiau nepaims, nei jums pats gali anonis riepti. Va. Jeigu va teiks 1,8 padidinus oro filtrą, uns neįstrieps daugiau orą, nes nuvoštuvą mažyr. O čia ne, čia biškėlį toks, kas ekėlis, gamyklinis. Aš jau dabar drąsiai galiu sakyti ir, nespjauti jėks, bet taip, užspronda ir prikėšti konstruktorių motociklą. Kas konstravo, Mondrus, aš žinau, kad mažesnis koks japaniuks darė ton moc. Aš tai didesnis, negali skriausti mažų. Ne, aš neskriaudu. Aš esu geras žmogus, tikrai nesu nei mušeika, nei grubus, nei kon, bet kartas juokinga pašneku. Žiūrėk. Ir dar rupūžį. Jau kiek varštą atsukau, kon atsukau, viskas suknista. Turbūt Ameriko ten suknėsa. Varštą visi perteimti. Ar tai prasukėm. Grina, pritratinti, tai kad jau tu jau įprastis toks. Nežinau, baktvirtinims da kažkas gal išgyvens. Čia persukta trūkien, ten dasukta hamutą, kliūn, propkinė prisukta, dangtelis, nes kliūn į hamutą, nes hamuts ontrep apsuktas. Kur belyščiau, ten suknista, arba per subėnį. Turbūt Amerikona ten, taisi, žina. Gera, vein laim naus radiatoris, tuninginis. Kontas daud, niek. Jums parodyti pasimaivyti aikštelė. Žiūrėk, oro filtras, oro filtro dėžė. Adėt kanen filtrą. Ne, aš nededu. Nes aš važiuoju biškart žvirkeliu, viskon, dulkių būn. Tai tas kanen filtras su dulkiam, pats supranti, kaip tvorą, kai jis jau apsitverti aplink trobą, arba nuvirusą, ne? Žiūrėk, čia orą jam, įsivaizduok, matom, ne? Matom. Čia šitą jums orą jam po savim ten. Čia per pelkį, per vandenį, ką gali varyti. Gali varyti per vandenį. Variklį gali užsiemti taip. Sulik baka apačią. Jeigu kas ten upėlį, jeigu tekinė bus vandenį visišką, sulik padangom, iki sparną priekinį. Atmink. Nepaims. Sparną apsiemi, jau viskas ir vaterlinijai. Virš vaterlinijais. Bet atmink, jeigu taip važinėjai su motociklas, kardaninės arba su motociklas, ir paskiau būn skelbiu per Facebook arba būn aš irgi stebu žmonėms padedu, kad guolis parėjai, priekins arba galinis. O kodėl jums parėjai? Ai, per vandenį važiava. Buvau užgesis, stovėjo ilgą. Tai įsivaizduoju, koks slėgis priput vandens į guolius. Salniką tor laikyti. Taip, tor laikyti. Bet ta dungolį turbūt parašyta Made in Japan. O jeigu Made in Tailand, nelaba. Ne tema.
Ir reduktorių pribėgo vandens ir į kardaną ir į supūnį, suprasto, kaip blogi reduktorė nelaika. Nesmė, grįžkėm, nukrypom nuo temos. Žiūrėk, čia užsided ir ta gerklė šitą, prisispaud beveik prie šlangų, prie laidų. Jūs ten, kaip jūs darėt, negalvojot, kad čia bus? Ar čia tyčiom, kad nieks nesuprastų? Dėdėl gerklė, bet tada prisidenk su šlangiukas, taip šitau. Bum, 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 bum. Bum. Va. Čia šitau, tepo, šlangiuką prisidenk. Kontas reiškia, nepaėm oro, kiek reikia. Kon mes padarysim, čia išgrėšam 2 skylis. Su karunkom. Razetėmis statyti. Parodysim. Bam, įvesks. Čekšt, paim, išgrėž. Čekšt. Oba. Čia akis, čia, saka, ne? Normaliai. Vo. Žiūrėk, užsidėt tas. O, ne, išgrėžiau, neto eito. Atgera. Ir įtokių. Va, ir dabar orą ims aplinko visur čia. Po varikliaus. Sustojus, aišku, ims šeltų orą. Ir išveids, ką judi, gali detonuoti. Tokį prielaidą dedu. Nes karštas oras čia visur, kol išsiorps, kaitins variklį, bus KKK. Bet nemanau, o važiuojančiai šitą viskas vedinas ir paims oro daugiau gazą daudant. A čia teorijai? Taip, teorijai. A čia psichologin pagalba? Taip. Tiesiog padaryti geriau nei buvo. Aš vadovauju, taip. A čia daug ko nors? Nežinau. Bet kai dabar geriau, tai tap. Ką blogiau, gamintojas numatė tų laužai. Taip. Jeigu tu seniau klausydavo mamus ir tėtis ir darydavo ton, kon tau leipdavo, tu taip dabar irgi galvoji. Tai japoniukau minus į žurnalą, kad prasileido, nes pradeng skylį šlangą. O dabar grina matau. Šlangs alsokliaus ir laidų kuškis. Reik parėžti, kad netabalautų. Čia, ton žguta. Su sutraukėlėm. O čia jį pradaryta, bet juokinga. Ir bus jums laimė. Siūlau pasidaryti namie. Tenerista. Nes geriau jau nedabinti visokias kutiūras, spalvotas visokias ten šiaudelės, špiekius nesurudėjai ir ten runkinėlis visokius, lipduką, lunkiuką, kas da, ventilių kaupučiuką. Geriau pasidaryti tokį dalyką, kur ir techniškas. Čia mano nuomonė. Atsiprašau, jeigu kartas patraukia per dantį. Nes tiksliai žinau, ką patraukiau, nes nevėjai nesu matęs su visas atkutiūras. Da gerai, kad kokių aliuminių arštų neprisauku spoileriam laikyti. Nes ko aš šneku, jau du radau čia irgi. Oro filtras į gers, nekeiskim. Kelintų metų 10, ne 18. Atep, mūsų gers bus. Sėdėjant perdaryta, čia čakšt užsikabint, čia gumas pjauts, priekis perdaryts, kad užsikabintų. Įsistatus fiksaun, užsidar sėdėjant. Nežinau dar, dės paralon, pagalvosiu. Bet radau linkėjimus iš tolimųjų tų šalių, iš Amerikas, bitės žudikė. O kokį bitelį. Į kozdą. Ne mūsišką tokį kažkokį. Bulkata cirtus vulgaris veislė. Ar neprisimin, ar bultako konto veislė. Nežinau, reikia žudin atsiversti. Amerikoniška bitė. Įkandimas kaip bitės. Toks, trofėjais. Kaip jums priekis? Kaip prisijaukinti drakono 2? Drakonų multiplikacija. Nežinau, mums bašk toks gerasis žiogelis. Netam esmė. Žiūrėk, Hebra, ar aš čia gal užsikelu reikalavimus, bet noriu parodyti vieną dalyką. Aš žiūrėk dabar parodysiu, jūs turės susigyventi
teneristai, gal taip, suteneristai, kaip norit gal vadintumėm. Parodys Vein variantą, nekasiaką, konstrukcinį, tokį dalyką. Aš nežinau, kaip tas motociklas buvo kuriams, aerodinaminė visi šitą dalyką, ventiliacijai ir viskas įtvarko, bet praktika rodo, kad pas Honda dar paprasčiau padaryti ir vis tiek veik. Bet čia nebloga idėja, tik tas čia šitą cirkada kulimbat vulgaris bitis ein, čia šitą prieinanų arba pukų ir čia šitą pūn radiatoris. Aš ton dalyk biškelį gal patobulins, žiūrėsiu, mačiau forumus Hebra dar, draugeliau pasiūliau, bišk nukrėt per kelis laipsnius temperatūrą. Konta daug nežinau, nes pakankama aitrė ein. Gera, designs. Dabar bišk užsikūri muzą dėl dizaino. Žiūrėk, aš parodau, arba tu susigyveni su tau, arba tu jau vis laik matysi tarpus, tarp plasmasių, per pirštą. Žiūrėk, tarps, ne? Šitą biškį, šitą prisided. Len, tarpą. Čia tep turbūt. Čia tep turbūt. O. Aš sutinku. Mundukaci šaukliai. Viskas okei. Tarp kitko veržlės nėrunta vynos. Apačio prisok tiltukau. Ana buvo, bet remontą vykst, į kaltų nebėjo ir nieks nežino. Taip jau yra, bet nesnervokiam. Tarpa. Čia taip turbūt, ar tu norėtum tokių tarpų? Aš tai nenoriu. Čia toks pergumas, čia viskas toks jod. Vo. Tokiai tarpą spoilerių. Aš nenoriu tokių tarpų. Ko žod padaryti? Žod biškėl perdaryti. Gamintojas numatė tų laužai serijais. Čia šitą dedas tokias gumas, katros išplerpt. Anus pradėt klibėti, judėti. Va. Viskai gera. Konstrukciškai labai nebloga sumastyti. Ir aš žadu čia išpjauti. Ir dar giliau ton ves plasmas šitą pastumti. O to veito žadam, aš užmiršau dabar. Čia kitep. Ta pas Vein, čia kitokį. Yamaha vis laik tor skirtinga ir asimetriškas motociklas. Va. Čia tvirtinas jau su plasmasijom, okei. Nieks nejud, čia gumų kapinė, ne? Ir čia šitą toik plasmasiek šitą čia ir. O ton ves galės prispausti dar labiau. Ir spoileris bus tik palei pat šoną. Nesimatys laidų ir varžtų. Ir motociklo zūba bišk sukūs. Šitas pats, kaip fotkinas panas į žondus įtrauku. Koks panas, aš irgi žondus įtrauku, kad fotkinus. Ir pavakaruojau. Aš sutinku mėgoti iki peitų. Ne iki peitų. Beveik iki peitų. Ir pavakaruoti. Taip labiau patinka. Žiūrėk, kas nesuprant niekada. Čia buvo plasmasė, tokia kulė buvo. Išpjoviau, kad čia būtų ertmė. Čia išpjoviau irgi, kad būtų sietka, kaimo tuningo motyvais remintis čia. Lonkus kažkokius turiu, net nežinau, kino čia ir esu gavęs iš Norvegijos. Jeigu žiūri Hebra iš Norvegijos, žinok, šitą dar tai lunka, kur buvau iš bestės laikų, dar aš turiu ir dar konstruoju ir vėl Yamaha. Žiūrėk, kaip čia buvau sugalvojęs. Bus toks. Tas trumpesnis čia longs palies, čia tvirtinas, ta linija tur atitekti. Kokia ton linija, aš neprisimenu, žiūrėjau. Supratot. Linijas tas. Dar pažiūrėsim, kad būtų feng shui. Tokiai dalyką. Tokie lunkiuką bus nedidelį. Kad numetė ir nenubraižė. O jeigu tu ten plus 80 greičių eisi, tai
Lunka nepadeda tokiu atveju. Bet kokiu atveju su traliuku grįši. Nu, va toks epizodas. Tarpukų nebė. Ir kokių 3 mm tarp dabar. Čia daugiau biškėlį, ten biškį papjoviau, biškį pavirinau, plasmas perdariau, padariau laikiklius naujas ir sutrumpinau. Čia paskiau bus toks dar sutvirtinėms, toks va, taip štogas. O. Ir su kūda, toks, žinai. Kaip aš seniau, kai buvau toks biškį. Dabar nebes toks. Nors aš galvoju, kad aš nebes toks. Nebes. Vo. Ta intencija susiaurėjo, tarp nebė. Praeinam į kitą pusę. Nu, jei kas nors ko nors suprantat, sakykite. Čia šitą apačio nebė tokį kvadratą. Ir tas ne kvadratas suteik iliuziją tokį šoklumą, veržlumą. O, ten ir čia irgi bus longs. Taip šitą čiukšt. Ir ta sietka bus kitokia. Ir plus ten gerklė bus irgi sietka. Un tam matos. Višitiesiam kaim tuninga. Tas visas bus jauds blizgontis, motociklas matinis, į lunką blizgontis. Šakį blizgonti, plūks bus toks. Matinis, čia glušiaus nebus. Padariau tuningą. Parūkį. O toks darau, toks šūdnikis. Man už mėnesį išvažiuoti, aš darau šūdnikis. Oi, skylis tas. Kodėl aš taip darau? Todėl, kad aš medituoju, darydams toks smulkmenis, katros visiškai nereikalingas. Bet tu ant darydams apgalvoji, kiekvienas ir savo stilių. Ieškau darydams tokį šūdnikis, o dizainą darau, jeigu išvažiuoti reikia. Ne, aš darau tokį pagrindinis, man kriterijus ir dizainas biški toks bam. Ir paskiau mechaninė dalyka, nes čia maža kas keisas. Žiūrėk, Yamaha. Vienas ir lygus, o kits ir grublėts paviršius. O, matot kaip? Jau iš Marijampolės arba iš Kauno Perikūpą nepirkti to motociklą. Sakytų, čia jis dažytas ir daužtas buvo. Jo. Nu, jei kas nesnervok tik tą. Ta šitą ovalus ir Madį Tailand. O tas ir 5 EU. Yamahinis tas grublėts. Jo, iš Marijampolės. Gerai veikėjo, čia tik mašiną pardavinėjau, tai... Tiek. Čia yra dažyta. Sakau, taip, perdažyta, nepoliruota. Dulkelė, viskas, čia batai ir, žinai, šou elementą, dramos, teatrą, būrelį, matyti lanki žmogus. Bet, žinai, mums nepaims jau influenceriaus, ten, drama, ten, čia perdažyt, viską reikia. Saulė, blizg mašinų, tiesiog akien. Batai, duris išvažiavo, galvoju, tai jau skombinti. Jei nori, paėmam už 3. Kaip ten darot, Marijampoliečia? Jei nori, už 3 paėmu. Jo, duodi už 3. Gerai, už 2,5 atvažiuojam. Ne. 10 štukų kaina. Jei noriu 6. Toks, pasiūsti, kažką pasakyti, pasijaukti. Kažką mintis prikolins. Kiekvieną aš pardavinėjau šūk mašin sportinį. Duod stealth lygu. Stelčių lygu. Mitsubishi GT 3000 toks. Ir, įdomi mašin. Kiek aš norėjau 10, kažkiek norėjau, kad irgi atvažiuoju už 5, jei nori. Per pois kainą. Geras, sakau, imk. Čia sekmadienį galim, nesakau, jau bus parduota. Šokum tokį. Gerai, ne. Pasipjoj plasmas dizainą, pakeiti žondus, pakūdą pilvai trauki, lunka užsidės diržas, ne? Dizainerė, ne? Siauresnis,
pilvuks toks pakūda, lankai vietoj derža, blizgės, blikiaus, ane daus tokį iliuziją, kaip deržas su Svarovskiais, ane, vadinkiam. Sietkas, tunings, kaimo tunings, jo. Ir vot taip, užkūriau vizijai. O priekyje po lempą bus skylėts, su tokiam skylėm mes sugalvojus, kaip penktadienis 13 kaukė. Tuo hokeistą ar ledą ritulininką. O tokį iliuzijį galas. Pavadinims irgi turėtų būti atitinkams. Čia ir vyrų košė. Heiteriai atsilupę, nes ir jau atsilupę daža, va. Ir varštėlis, ir atsilupęs daža. Atsilupę daža, matinė tas pats, kaip heiteriai atsilupę ir komenton, ko man daryti reikia. Štai jau vyra jums atskaidėjai, patepsiu, veit, kad mažiau garautų. Varšiuką blizg dabar, va. Buvau nudažyti varšiuką. Pamanyk, nudažnės matinis motociklas, juodas, pilkas, norėjai matinis, bet gavos pilks. Tu kok nelaimė. Ir varšiuks vis nudažė juoda. Nereikia taip daryti. Jauts motociklas su elementas tvirtinimu, chromuotas, šis gan kokybiškas chroms. Yamahinis, bet greičiausiai ne Yamahinis čia jau ir varšiuks, nes nenupau. Ir daug tokį surinkimą, toks taškiuką, varščiuką, skylis išgrėžtas, apvalis skylis, dar su apsaugusi aiškins, ką aš ten žadu daryti, ar kvadratinis skylis, ar apvalis, dar tokį aviacinį variantą. Plius stiklą parašyrašiau, jau dar reiks daryti, nes tikra gaunas gaidė mon Yamaha. Gaidė bus. Gaidė. Ant mergų gali sakyti, nebūk gaidė. Viskas, ne? Varom, numei, rytuo teisiam. Nuo ryto, įsivaizduoju, keliaus šiandien anksti, kada dirbti. Nes laikas, labai nemėgstant laiką dirbti. Bet juk nevažiuosi su lempom normaliom, Juk važiuosi su tas drakoniukas, nufnufas ir nifnifas. Prisimeni? Dažau vidurius. Teneristai ir visi kiti Yamahų tokį tipų lempų turėtojai. Kada pjausat, pjaukit palei patys kantą. Gal parodyti jums, paskiau sakysit, komercinė paslaptis. Šitą, matot, daugmaž ko reikia pjauti, ne? Ne? Supratat? Tėvo blizgė. Dažuos. Čia ne technikinio, ne tai nepraeisite, ne tas vyra. Į lešę šitą, lešę atskirą melodiją, o tai blizgė ir dėl to, ką pirktų daugumą arba Japonijos rinką. Trečia lempa ir labai rizika nupjauti aliumą. Jei kas pjausia, turėkit omenyje, kas kreipkitės patarsiu, kaip nedaryti. Nes aš jas prisidarysiu. Ne su Yamaha, su mašininiam lempom. Ir galvoju, reikia parodyti jums. Aš vis stebaus kartas žmonių mentalitetų, IQ, pavyzdžiui, jeigu ir apvalus, bandys įkiešti tokį, sakys, nelend munėjai. Čia apie Amerikos žmonės. Gal negera taip sakyti, bet pasijaukiam, draugai. O gal čia net ne Amerika, gal ir mūsų kraštų. Tai remontininką. Nežinau, bet man toks jausmas, kad čia ir biški Amerikas. Nes Lietuvos žmonės biški ir, ne biški, gerokai protingesni ir apsukresni. Darau visokius sėtkas, vyra, nebijokit. O kaimo tunings daduod, kad išpjauni toks juostas visokius grotelis, stombis, į smulkesnis toks, ne visai smulkis. Suteikė motociklo tokį kudomą.
dabar, ne. Aš įtraukčiau pilvų, toks, ne, sakyčiau, o, kaip pavariau, paskiau, žinai, kaip jau nusifotkin, ne, o nedaro taip, nes macinto fotkinas prieš veidrodį. Bimbalist, ne, dukatista greičiausiai, savi fotkinas, traukiam pilvų, six-pack, bam, bam, paskiau, tu sau, o toks esi, bunkis, nesvarbu, žiūrėk. Noriu jums parodyti online, davai. Nu, jums patinka, kada stumykla, kad vyksta, ne? Va, čia ir, aš jums parodyti dabar. O, čia ir saugiklė, viskas ok. Čia ir prikurki, viskas ok, ne? O, čia prikurkėlį, o, deg. Ir, o, čia deg dabar. Kada perdeg saugiklis, tu paimi laidą, anon apviniuoji, geležinį laidą prie variniaus, čia, ir atvedi į lempą, kad degtų pažibinčia. O, apviniuoji izoliacijas daug, subrant. Šitas laiduks atvest, kad degtų pažibinčia. Tai šitą. O, saugiklį ne. Tokių dalykų neegzistuoja daugam. Nu, sutinku. Kiekvienam palei sugebėjimus, kiekvienam palei išgalis, bet toks izoliacijai, nežinau, lietuviška ne, reiks pažiūrėti. Tokį pločiausia ne, čia amerikoniška, ar amerikoniška kiniška izoliacija. O, įsivaizduoju, kiek apviniuota, o, tai tau. Nu, aš susidūrin. Aš esu susidūris motociklį, testimbo CBR lygų, arba IZF 125. Nuo baka iki sėdienis galą, buvo gal koks, iki 80 cm laida ir buvo 4 rūšių sujungimą. Gal negal pykti iš kartą, žinai. Galbūt ten neturėjai laidą. Jo, nu gera. Detektyvus. Nu, bet jeigu nebus sulitauta, ne, čia lietuviškas darbas yra. Nes izoliacija yra perikūpų džiaugsmas, kur audėm vinio. Vau, tas. Jo, pažiūram, a jis sulitauta, ne. Ar tik tas, kaip Monteka kažkada angliškus pasats darydavom. Jo, buvo momentas. B5 pasat paėmi, arba paėm vyrą ir visus laidus žgutą nelita vien susok. Ir aš sakau kažko ten dariau, kažką. Sakau, vyras, sakau, konius darius nelitojit, niekam nereikčiau pardavimo. Tas pardavimo, man kaip kodeksą žmogau, tai nežinau, kaip pas jūs ei. Čia kaip tas Mariampolis perikupas, ne? Ai, čia pardavimo, gera bus, atpoliruosim. Eina savo, žiūrėk, kon aš radau. Paskiau sako, dega motociklai. Žiūrėk, čia ir izoliacija, ir Kembriks, ir 2 rūšių Kembriks. Nu, gal amerikoniška čia. Bet aš norėčiau parodyti jums irgi. Nu, nenoriu jauktis, bet nu, va taip. Va, opa, į Kembriką, pakaitinį, supranti, Kembriką neblogai naudojam buvau. Kaitinį, pakaitinį ir tas dar buvo jauda Kembrik ir dar ir raudona, va. Va, kaip. Nu, ko aš galiu pasakyti.
Nu, kiekvienas gal neturėjom vaikystėje konstruktoriaus kažką, pane. Nu, nežinau. Mons nestebėn, aš 12 metų servizas su elektronikom dirbau, tai aš mons neapstebėn, jums gal stebėn, dėl to pasijūkimo visai niek. Nu, kon reikės daugmaž visko išardyti. Nu, šiaip sakau, tai motociklą dar neradau mazgą atliktą be kasek. Kamuts ontrep veržlė neužsisuk dungtėlis, normaliai. Radiatorius pritvirtins gera, 2 varžtą. Čia pritvirtinti irgi, senukų produkcijai, niek tokį. O ir tokiai remontą nekokybiškimkim, arba pardavimų atneš jums tragedijais keliai. Ir paskiau sako, kaip laiko tie varikliai, dukačiai nelaiko. Jūs turėk namini, kad dukacijų remontuoti kainuot žiauriai daug. Ir remontą dažniausiai būn tokiai, tai, kad pirm susidūrėn arba daug maž stom jušką, paniai padarė. Man čia suremontavo irgi. Laidą neprisukti, skrūtkis, kambirikiuką, pažaidimą, atrodo iš viršaus kapinieka, bet tepo. Ir su mašinom lygiai tas pats. Aš tiek metų atidirbau to struktūro perikūpų ir kiek aš pats esu pridaręs tokių dalykų, tokiam lygiai nevarydavau. Aš pats esu nusipirksiu tik mašiną arbegą su skrūtkiem. Su izoliacijai gerai. Paskiau saka žmogų, aš nežinau, man tas meistras darė, aš nekalts. Nuvažiai pas to meistras, sako, aš nežinau, buvom pėti išėjęs, man kažkoks tai. Taip, sakau, toks pasipiktinėms, pasijaukėms, bet man tai aš nebijau tokių dalykų. Štai viskom persidarys, susilitausiu ir pakeisiu saugiklį, kad nereikėtų laido ilginti. Kad sudėti 2 rūšių laidus į tokį atstumą. Kartas niekap, neturi galimybių, sukeis iš padėties, viskas normaliai. Aš jį toleruoju tik dalyk, davai, aš geruoju spostę, ne. Nesusidūri su elektru, pamatau laidą, tau rongs pradeda drebėti, cigaretį iš dūbų nebekrenta. Ir tu darą, kaip tu sugebi. Ir paskiau lent galai, saka, šūts, ne motociklas, ne laika. Perdegi srovės reguliatorius. Per toks nekontaktus įsivaizduoju, kokia pika elektrinė. Ir tas reguliatorius nusproks pigam. Taip, toks projektas. Nieko naujo neradau čia, pasakė, tik jums parodžiau, biškai pašnekėjau, ką būn. Nes tie būn. Jeigu jūs te papolstum tokių dalykų, tai žinok, jeigu dar reikėtų eiti irgi pažiūrėti, ar ne tik tas kažką baldų varštėlis prisukts koks nors rėmų dalis. Nuodugniai ardysiam, žiūrėsiam, ar rasiam, ko nors gerą čia padaryti dalyką, nes šakė ta prisukta nebe veržlės vynos, pasakojau. Kondardom, kažko nardom, nes tilto norėjau pažiūrėti tepalą, žiūrį, prasukti ne gvintą tas varšto įkešti, veržį, raktelio įkešti, išdročins listas, neatsisok vis tiek dar, prasukiam. Ir aš atsukau ir tepalą nepakeisti. Neatsisok veržlė, į kam tad keisti? Nereik tada. Da gera įda. Yra kaip tur laida atrodyti. Suviniuota, sulitauta, suviniuota. Biškina, kim klėje. Surinkau lempą, suklėjęs ir su baldiniais samarėzas sukau. Jogėsi podas, kad katilas juodas. Nesimatys tų baldinių samarės, nes jį mažiuką tokiai. Tebūnie šviesa, pasakė elektriks ir uždegė žvakes. Sram. Dabar kaip čia dedas? Ko gali pasakyti apie lempukus? Vyra. Ko galim pašnekėti? Kaip suprast netink? Tink. Lemputės. Nelegalius, kaip čia pasakyti? Neleda. Ledai nelegalus.
į ledą į viskas. O kodėl nelegalus? O kas žin? O kodėl pardavinė? Kad pirkt. Kad pirktum, kad dėtum, kad akintum vairuotojus ir keltum nesaugumą kelyje. Kaip ir iš tikrųjų, aš jau buvau nustebęs, nes ne mašina nauja, tik tur, nenauja, ket tokį pat nauja. Įtarat kokį, kad nors parodys. Ir negalima, bet pardavinė. Čia tas pats, kaip, nežinau, atseit, negal gerti, bet pardavinė šnapšį. Nu tai apie biznis, kaip sako, niekas meniška, tik biznis. Čia ir lemputė brikeris, osraminis, firminis, prabangus, night briker, 200% daugiau. Lempas lifetimes per pusę mažiau laiką nei normal lempa. Jeigu tu nori dėti lempą, kur mažiau laiką, gali dėti, bet ant mažiau ir šveit. Bet gali dėti, kur daugiau šveit, bet mažiau laiką, bet užtat kainuon. Ir dabar paklaus, kiek kainuon tau saugoms? Atims technikinį, nes tau duslintos per garsas. Ne per garsas, bet 2 decibelai. Ateini čia, kasa ten. Bet užtat tu jautėjai saugiau. Akin kitus vairuotojus. Nu, motociklas aplama akin. Nu, čia mano nuomonė yra, kas nenorėčiau įsivelti diskusijas. Lediniai, tai kapaniai, pačibinčiai. Tokiai nagličiai reikas. Tu lemp negal čiupinėti, žinot. Turbūt žinojo, tai ar aš naujin pasakiau. O tu čiupinėjai, lempą judėja, ir paskiau saka perdegi. O čia ir esmė. O negal čiupinėti, ir nus neperdeg. O šveis gera. Šveis net laba gera. Ir kad naktį tu važinėsis, ten tų lempų tau nereik tau tų lempų gerų, bet reik lempas, kad būtų toks aitresnis. Jeigu tu akinį kitus iš galą, dienos metu, jo, čia jau dabar, čia negerai, jeigu dienos metu. Bet jeigu naktį akinį, jau čia tada jau ir aš padiskutaučiau. Tai jau parodys lempą ir aš dabar šneku surinkinėdams, bet kuo daugiau šneki, tuo daugiau gali prasileisti per tus bazarus. Original lemp Yamaha man, kaip į visų daugumas tokių motociklų, be ryšiaus. O dabar ir suryšęs. Prašau. Čiulpendra. Kitaip nepavadinsi. Nu ką, nebloga. Tikra čiulpendra. Dabar sugalvojau. Bet jūs jau seniai žinot, nes pavadinimas toks. Galvojau viską pavadinti, ne? Galvojau Godzilla 2. Bet tik Godzilla jau. Prisimin Godzilla. Besti vėl ir. Tu besti daug ir. O kokį da šauti toj arti tiesos, kad būtų? Čiulpendra. Juk tokį miškį pastatys, eisi pamišti, pamatys pavakarė, stovint kur nors mygos aš palapinėje, juk ne tik pamišiai pašiksi tau pačiu. O ne? Nu, žiūras. Žinau, ko trūkst. Trūkst čia duslintova, čia uždengėjama, baklaškis tos. Tomsin steklą trūkst. Dizainau. Nes kada nueidam to atsisoktum, jeigu tep tik važiavimau, kaip minėjau, čia važiavimai, kampin šlifoklis, bet kažkaip taip nebloga galvos, reikia steklą, ne? Jau artė ir apsauga varikliaus, galvoju. Kokį dar padaryti apsaugą, kokios nie. Ne tik bliūdą tokį, būn pirktinė, man negražus ane ir. Nu toks, padarėm, pridėjom gerai. Reik tokį kažkaip sugalvosiam, kad gražiai padaryti. Kad gražiai žiūrėtos. Ir vėl paskiau, net pavažiuoti žvirkelį, nes iškada. Nu, kažkaip jau link tuo einas. Nu, jum kapiai.
Iš toli nelba matos gal? Vo. Ne? Jaudus akis. Grotelis koks padariau, taigi, nu. Ta plasmas ir iš korvetės, tos išskilis padariau ir kaim tuningas. Pasidažys da, niek tokį. Vot, grotelis tokis. Kaip į gražiau, ne? Nei tokis, šeršūnų lizdų. Tokis kažkaip visai nieka nežia. Anos žiūras. Vo, ne? Vo, kaip. Tarpa. Tarpa, žiūrėk, kokie tarpa. Tas prisispaus taip kažkur da. Ai, ne, tas neprisispaus. Įbrėžimas. O, ne. Eina savo. Bederės prie tos ronkins. Einam. O, tarpa. Kokie tarpa turi būti? Čia 3 mm visur. Vo kokie tarpa turi būti. Vyra. Jūs ten Yamaho parašykit laišką. Iškart, kaip žundų susiaurėjimas. Asimetrija. Čia paėmėms radiatoriaus, tas paėmėms krovim rėlį. Unta. Krovim rėlį matos. Krovim rėlį vidinti, o gražiai. Nu į viskas toliau. Toks pakūda, pagerėjai ir tomsinam stėklą ir bus dar geresnė situacija. O, toks. Dabar neužsived. Atjungis esu. Pažiūram, LED žibintai. Street Outlaw, viskas techninė apžiūra tem. Ar netem, aš nežinau. Sakys, ko tu ledai, ateik čia. Nu, matysim, užsienį tai nepyksti. Pas mus tik tas svarbu prosuvalkus, taigi išnerti bus gera. Kaip ten sako, draudžiama keisti stabdžių sistemą. Prisimint, kur nulaužiau. Suvirinta. Naują rankinėlį sulaužyti ir suvirinti. O tai gal daryti? Tipo, negal čia atvirinti rankinėlį. Nu, jeigu suvirinsi, čia į tau nulūž, o galiok gal, niek neodys. A jauti? Savaitė, antrą, lyn. Kon daryt, kad lyn, reik YouTube'e žiūrėti, kaip kuris važiuon. O aš sukonstruoju. Nu, to sukonstravau, mos, kada lyn. Į duslerktą perdariau. Tai čia dviguba nauda. Kaip dabar grįžęs esi, nu kiek čia? Porą mėnesių jau. Ten, kur buvau, plus 41. Važiuoju į tai pat vies, plus 41. O jeigu įsijungu ventiliatorius, į tai pat 100 laipsnių, autostrado danga 80 laipsnių, o temperatūra 50. Garoju savo, da ventiliatorius įsijung plus 100 laipsnių. Tai dabar lyn. Ką gera. Pažiūrėsim, kaip duslintaus gavos. Teneriam duslintuvų originalių esu labai daug perdaris. Jis sakyčiau, daug lyščiau, labai daug. Ir vienims patink, kitims nepatink, kiti tyl. Ai, nu savo koks negražus garsas, arba kažkoks netoks garsas. Nečioperinis garsas, nebritvinis. Kitam technikin bei, kada atims. Kits išvesa. Nu, kaip matau, užveskiam temą apie glušius. Žiūriu, patink, kada blevizgoji ir stumi. Stumi ir, žinai, nuderginėjai ir kažkon tai. Nu, aš priversti taip daryti, nes jums patink. Nes jūs niek nedarot.
Čia ir du Mercedes-Benz, kažkoks Mersinis. Čia nupjausiam. Čia bus dronas toks, įsikiš, toks vamzdis. Šiaip aš tą bestiją, kur buvau padaręs, kol neparodo, nesuprant žmonės. Edavau, parodydavau. Drons, katras nujam tokį garsą ir į mažesnis garsas, bet išmetėms įsiogins. Čia ilg melodija. Niek toks garsas, toks. Tai Yamaha variklis įforsuots, aukštų suspaudimu ir vėlien aštri. Ir dėl to garsas toks aštrėti. Ir nereik maišyti su čioperės, kad reikia ir bezdėjimo, tokiai blakstona. Plekšt, minkšt garsas, minkšt išmetėms, suspaustų tas, kaip išmetėms vykstant, toks dujis pusiau toks išeina. O forsuotėm varikliam, ypač Yamaha 2 cilindrų, o ne vis tik gera paspausti. Toks skardesnis garsas, niekur tu nedingsi. Nebent, ilgint glušius ten, toks, metrin glušius įdėk ant Yamahas. Metrin negal, reik mažiok. Penkš, paskiau, skardas garsas, taip. Indiana, tas pats mažiesiems irgi, tik gerą forsuot variklę, jeigu spaudėms jo 10-11 apniek. Viskas, apsukinė variklė. Ir žmonės matė, kažkokį seną Yamaha arba Honda VTX. Ten iš vis tas variklis padarys, kad pliauškėtų. Paskiau forsuotam varikliau jį sunkiai padaryti. Bet tai vis daros. Palakon sakiau, paprikolinti, prisiminkėm, aš dabar važiuoju, prisiminiau, neišen iš galvos. Aš esu duslintų padaręs, kokius 5 gal, nesakys markių niek motociklas, nedidelis, 2 cilindrų, viskas įtvarko, daris beskaičiaus, beskaičiaus. Žmogus skambint, sak, man žinok, toks garsas, biškiuka, toks didelis, sakau, per garsę, šiaip negarsė gaunas, vos negarsiau noras. Man kažkaip ausyse užė. Kaip sakau, užė jums? Važiuoju ir užė ausyse. Kaip jums neužė. Pardarė glušą ir užė ausyse. Kaip čia galėtų padaryti, kažkaip tai patilinti arba, sakau, be problemų. Siunks, kad gal viskas okei, darom, ne pirm sėk, garantinis. Ne, garsas gražus, bet man užė ausyse. Aš sakau, galiu jums naują nupirkti veitą, užsidėkti originalą, nes motociklas populiarus, to atsiųsk, aš tai jau pat biznį padarau, 2 biznį, kaip vis laiką, pasakau jau. Kad pardaviau žmogau irgi nervuojos, ten pirksi naują, sakau, nes nervuok, atidaug monton, pardaug, aš tau nuperku kitus glušius, nupirkau kitus glušius, brongis. Tus parsisiunčiau, kažkur ten minimalę padariau, įdėjau skelbėjim, pardaviau už daugiau nei 2 didesnį kainą, tai tas žmogus pasijoto. Kon tu dara, kodėl šis biznį dara, iš žmonės, kokį biznį, sakau, aš jums sakiau, jums nupirkau originalį duslintuvą, toną daug mon. Tai buvo pavydo scena. Gera. Užė ausyse, garsas gražus, gerai užė ausyse, toks. Sakau, okei, davai, atsiūsk. Ne, garsas gražus. Išsiaiškinom. Toliau irgi vienam motociklo populiariam, prašmatniam, keliautojų svajonių, ten jau turi, jau iškart su kuo gali durstis daryti visur, kavinės visur. Irgi padariau per tylę. Per tylę. Norėjau garsiau. Niek nesisker nuo originalo. Aš galvoju, ten pertvarą išėmiau, skylį padidinau, biškite perdariau. Galvoju, kaip įmanom, originaliam, neįmanom, technišką, supranti, su štanga išmalį, supranti, kaip daug kas galvo. Okei, siūsk atgal. Važiavau, atsiunti. Galvoju, kaip tau pagarsinti. Nupjojau gal visai ten, visai, taip jau nagla. Tieki tau. Sakau, kaip dabar?
Ne ką pagerėjo. Sakau, gal motociklų problema gal. Ne, įsiaiškinom, kad ausos torp problema žmogus. Sak, aš biškai neprigerdu, tai man gal, nežinau, tipo, tep. Nu, žmogus čia neprigerd, padara dusliark, gars nepasikeitė. Supratau. Nu, turbūt paklausk draugų, sakau, ar garsi ar ne, į tau bus atsakymas, ar tau garsi ar negarsi motociklus. Toliau dar klaida, kad dažnai sakau, aš padara dusliarką, išsiunti, visi taip, tu jau, uždėt, brr. Ir vis laik, kol apšil išmetėm sistemą ir netoks garsas, kaip turbūt. Ir visi tik tas, šūts, tas išvažiavo pabandyti, apsok ratą, grįž, sako, gera. Tai jis sako, ne, jau dalinas, nieko gero, žinai. Nu, bet taip. Čia darysiam, uždėjus balton duslintau biški per garsę, biški per trumsums man. Bet aš pabandysiu apačio padaryti tokį dronų sistemą, kad paimprovizuosiu, sumersinės duslintuvas, kažko išspaus, kad nebūtų taip jau. Bet Yamaha toks aštrus garsas ant apsuko jį. Taip jau jį. Stiklas Tomsinas, dabar kipkiam į lonkus. Ar gerai einam numiai? Ne, kimbam, kol dalin, reik darbuotis. Nu ir susitinkam, ne? Kitoj serijoje, mėlyjei draugai. Brabusas dain, kažkas Maik sako, brabus Maikį čia, aš su Smartka važiuoju, man baraidė turbūt, brabus. Kaip BMW trusiką, kur buvom pas visų tų kaip manekenų. Trusiką BMW, laikrodis BMW, o mum brabus Maikį. Po garažą trintais, o ko daugiau veiksi. Nu į okei, ne? Kiet serijo perdažyts jau. Ne. Kito serijo, kur nors sugalvosiam vėl tokį.